Labas vakaras, Marijampolės televizijos eteryje trečiadienio žinios. Netrukus laidoje. Prasti kaimo keliai, galvos skausmas seniūnams. Rygiškių Jono gimnazijoje moksleiviai gvildeno miesto istoriją. Netrukus Marijampolėje veiklą pradės kultūros taryba. Kaip ir kiekvieną pavasarį atšilus orams, dar labiau pablogėja kaimo kelių būklė. Ši kasmetė problema niekaip neišsprendžiama dėl pinigų stygiaus. Seniūnai sako matantys vienintelę išeitį – ieškoti europinės paramos. Pažliugę, neišvažiuojami keliai šiuo laikotarpiu dažna kiekvienos seniūnijos problema. Štai tokiu duobėtų keliu kasdien darda Šunskų seniūnijos Vekeriotiškės ir Dielinės kaimų gyventojai. Šiemet kelių būklė seniūnijoje tragiška, žodžiu į vatą nevynioja Šunskų seniūnas. Visi prašo greideriuot, o greideriavimui pinigai irgi riboti, nes norisi kažkiek tai dar kažkur kitur patvarkyti. Tai esmė tame, kad greideriuot, tai reikia kažką papilt. O mes eilę metų ant tų kelių, jeigu kelių ilgis, pavyzdžiui, 1200 metrų, mes atkarpą tik 200 metrų sugebam remontuoti. Ir vėl dalinam trupinukus vienam keliui, kitam. Aš, pavyzdžiui, pagal gyventojų prašymus ruošiuosi siekančiam periodui 3 metų, tačiau iki 17 metų suplanavęs, susirašęs prašymus, kur ką reikia daryti. Seniūno žiniomis šiemet seniūnijos keliams tvarkyti bus skirta 150 000 litų. Sako, reikėtų mažiausiai 150 000. Iš to krepšelio mes naudojam dalį greideriavimui, dalį asfaltavimui, jau nežaidžiam su tuo duobių lopimu, jau darom ištisinį, kur žmonės tikrai gyvena ir daug metų ir skundžiasi uždėtas asfaltas, pavyzdžiui, tais vadinamais armėnų laikais, jis jau ten susidėvėjęs iki nežinau kokio lygio. Džiugi naujiena ta, kad jau pernai metais iš biudžeto biskį buvo skirta. Kiekvienai seniūnijai pagal dydį gavom kažkiek tai litų ir sugebėjom papilti kai kuriuos kelius, kur gyventojai net atvažiuodavo, dėkodavo ir klausdavo, iš kur čia tokia malonė. Panaši padėtis ir Sasnavos seniūnijos keliuose. Būklė patenkinama ir vis blogėjanti, sakyčiau, nes lėšos kasmet skiriamos netokios didelės, tai galim pagelbėti kelių remontui tik iš dalies. Labai bloga būklė kelių yra Čiuiniškės, Bebruliškės, Purviniškės kaimuose. Aišku, kur miškai, vežama mediena, Beržinbūdės, Klevinės kelias, nes miškininkai vis vien nori įsivežti savo medieną, tai sudėję ir ženklus, bet tiesiog kartais nelabai ir paisoma. Šioje seniūnijoje kelius sugadino ne tik miškininkai ir ūkininkai, bet ir geležinkelininkai tiesiantys Europinės vėžės geležinkelį. Dėl sunkiai išvažiuojamų kelių seniūnė sako, kasdien sulaukianti gyventojų skundų. Visi privažiuojami keliai, nors jie ten ir palygina, ir turi techniką, bet vis tiek tuose ruožuose, čia ir Surgučių, ir Puskelnių, ir Kantališkių, tai iš tiesų keliai blogos kokybės. Šiemet Sasnavos seniūnija gaus maždaug 20% daugiau lėšų nei pernai, tačiau amžinosios problemos tai neišspręs. Tai nėra dideli pinigai pagal kelių būklę. Bandysim patvarkyti ypatingai blogus kelius, bet tai toli gražu ne visus, kurie blogi. Šiek tiek asfaltuotos dangos, Barštinės kaime, darom ištisinius. Purviniškės kaime, Tautkaičių, kad duobės taisyti tiesiog neapsimoka, nes tai yra žymiai brangiau nei ištisinių asfalto dalis. Tai orientuojamės į tai, kad jau geriau padaryti ištisinių asfalto kažkiek metrų, nei tvarkyti duobės. Anot seniūnų vienintelė išeitis, norint sutvarkyti kaimo kelius, europinė parama. Sarmata kalbėti, bet nematau jokios išeities, apart gal europinių pinigų. Tie dar galėtų pagelbėti. Per metus vis tiek nesutvarkytai. Čia reiktų atstatyti bent tą būklę, kas buvo, pavyzdžiui, prieš 20 metų.
Tai dabar blogesnė, ne, prieš 20. Įsivaizduoju, kad blogėja būklė. Kadangi reikalingos gan nemažos lėšos, tai tikėjomės iš europinių pinigų, kad žvyrkelių atnaujinimui galėtume gauti, bet seniūnija nepateko, gavo Liudvinavo ir Igliaukos seniūnijos ten irgi po dalį kelio atnaujino. Tai jeigu negausim tokių didesnių lėšų, tai iš kelių fondų visada jisai nėra, tiesiog pačias bėdas tokias užlopom ir tai ne visas. Marijampolėje kuriama kultūros taryba. Ji teiks pasiūlymus dėl kultūros plėtros, projektų finansavimo, kultūros darbuotojų apdovanojimų, kraštiečių atminimo įamžinimo ir kitais klausimais. Tarybos pasiūlymai bus rekomendacinio pobūdžio. Mero pavaduotojas Sigitas Valančius teigia, kad kultūros tarybos kūrimą paskatino aktyvėjanti kultūros įstaigų, klubų ir bendrijų veikla, gausėjantis kultūrinių idėjų srautas. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija yra rekomendavusi, tai rekomendacinio tipo pobūdžio, sukurti kultūros tarybos savivaldybėse. Štai čia mes irgi nusprendėme, kad jinai mums yra būtina, nes, sakykime, turime jau pasiūlymų, tarkime, Chorvedžio Uzėlos atminimą įamžinti, garsaus mūsų režisieriaus Čaikausko atminimą įamžinti. Tokių pasiūlymų yra ta vadinama mūsų aktorių namą įamžinti, sukurti kažkokią galeriją, žmonių, kurie nusipelnė daug Marijampolės kultūrai. Ir štai čia atsirado būtinas mums toks organas, kuris teiktų rekomendacijas. Tai būtų rekomendacinio pobūdžio, kuris priimtų, generuotų tas visas idėjas ir pasiūlytų, ar tai verta mums daryti, ar tai neverta. Kultūros taryba teiks pasiūlymus dėl kultūros plėtros, projektų finansavimo, kultūros darbuotojų apdovanojimų, kraštiečių atminimo įamžinimo, kultūros įstaigų tinklo optimizavimo ir kita. Tarybos pasiūlymai bus rekomendacinio pobūdžio. Mes teiksime visas kylančias kultūrinės idėjas pirmiausiai apsvarstyti kultūros tarybai. Kultūros taryba sudarys 13 narių, siūlyti kandidatus dar galima iki kovo 17 dienos. Taryba bus suformuota mero potvarkiu. Bus 4 tarybos nariai, 2 kultūros darbuotojai, kuriuos deleguos administracijos direktorius, ir 7 nariai, kuriuos išsirinks kultūrinės organizacijos, kultūrinės asociacijos bei kultūrinės biudžetinės įstaigos. Mes dabar jau kreipėmės į 20 įvairių organizacijų, kad iki 17 dienos mums deleguotų po 1 narį į šią tarybą. Ir kada mes gausime visus pasiūlymus, beje, norim tos pasiūlymus gauti tiek elektroniniu paštu mūsų kultūros skyriui arba paprasto laišku, mes juos surinksim visus bendram susirinkimui ir jie turės pilną demokratinę teisę išsirinkti 7 savo atstovus. Bet naudodamasis televizijos tai ta proga, dar kartą noriu pasidžiaugti, kad atsinaujina mūsų kultūrinių organizacijų veikla, tų, kurių net veikla buvo prigesusi. Ir jeigu tokių atsiranda arba nori atsinaujinti, kviečiu paskubėti, kviečiu teikti savo atstovus į tą kultūros tarybą ir mes būtinai atsižvelgsim. Tai tikrai padės suaktyvinti kultūrinį gyvenimą mūsų savivaldybėje. Smurtas artimoje aplinkoje. Vis dažniau rankas prieš vyrus kilnoja moterys. Štai Vilkaviškio rajone į pareigūnus kreipėsi vyriškis sumušta žmonos. Atvykę pareigūnai išsiaiškino, kad žmona vyrui daužė galvą metaliniu dubenėliu. Moteris buvo sulaikyta, jai nustatytas vidutinis, vyrui lengvas girtumas. Kur kas agresyvesnio smurto griebėsi kitas Vilkaviškio rajono gyventojas, šįkart vyras. Jis savo sugyventinę paėmęs už plaukų trenkė jos galvą į viryklę, po to už plaukų tampė po kambarį, vėliau ištempė į lauką ir paliko. Nukentėjusiai bandant paskambinti policijai, sužvėrėjęs vyras atėmė ir sudaužė telefoną. Dėl įvykio pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą. Vagys jau aktyviai ruošiasi šiltajam sezonui. Praeitą parą iš apskrities gyventojų sodų ar ūkinių pastatų buvo pavogta daugybė smulkių, bet pavasarį ir vasarą praktiškų daiktų. Valties irklai, iešmai šašlykams, guminiai batai, kastuvas, kirvis, kultivatorius, žoliapjovės ir daug kitų daiktų. Nukentėjusieji skaičiuoja patirtus nuostolius, o pareigūnai ieško vagių.
Lietuvos statistikos departamentas informuoja, kad šalyje didėjo darbo užmokestis. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis praeitų metų ketvirtąjį ketvirtį palyginti su trečiuoju ketvirčiu išaugo visų apskričių įmonėse, įstaigose ir organizacijose. Daugiausiai darbo užmokestis padidėjo Vilniaus, Kauno ir Marijampolės apskrityse. Vidutinis darbo užmokestis paskutinį pernai metų ketvirtį Marijampolės apskrityje buvo 1543 litai į rankas. Darbo užmokesčio padidėjimą lėmė išmokėtos didesnės vienkartinės premijos, priedai, priemokos ir piniginės išmokos, padidėjęs darbo užmokestis valstybės tarnautojams. Sportuoti, sveikai maitintis ir apskritai sveikiau gyventi Marijampolės senjores įkvėpė sveikatos mokykla. Savaitę dalyvavusios programoje moterys sako, pasiryžusios keisti savo gyvenimo būdą. Marijampolės visuomenės sveikatos biuras, perėmęs estafetę iš Lietuvos sveikuolių sąjungos prezidento Dainiaus Kepenio, ėmėsi organizuoti sveikatos mokyklas įvairaus amžiaus žmonėms. Marijampolėje pradėjo nuo seniorų. Būtent pritraikėm labiau seniorams, turi daugiau laisvo laiko, kad užimtumas būtų didesnis jų. Visą savaitę jie laikėsi tam tikrų taisyklių. Nevalgė mėsos, bedruskė maistas buvo be druskos, sportavo daug, įvairios paskaitos. Tam yra skirta tam, kad mes dabar šiuo metu turim labai daug žinių, kad kas yra nesveika. Tačiau mums trūksta valios tiesiog laikytis tam tikrų taisyklių. Tai dabar visi buvom susibūrę tarsi grupė ir visi laikėmės tam tikrų taisyklių, kad pagerinti savo sveikatą. Programa labai sudomino Marijampolės seniorus. Organizatoriai apgailestavo, kad visų norėjusių dalyvauti net negalėjo priimti. Žinot, kai išeini į pensiją ir atsisėdi ant sofos, tai tiek sunku pasidaro judėti. Visą laiką galvojau, kuo čia užsiimt, kad būtų lengviau, kad ką veik, kažką. Ir kaip tik papuolė šitą sveikatos mokyklą. Senjorai aktyviai gyveno visą savaitę. Rytais mankštinomės, kėlėmės 7 valandą jau Vytauto parke buvo, darė mankštą bendrą, labai smagu buvo, labai moterys geranoriškos, labai draugiškos ir pajuokauja ir visos draugiškos tokios supratingos, tai ten darė mankštą, 12 valandą rinkdavomės čia, pietus valgėm, sveikuoliškus, ko niekad neįsivaizdavau, kaip galima vien daržovių pavalgyti pietus. Pasirodo galima ir dar kaip skanu ir po to net valgyti nesinori. Mankštą darėm, vėl tempimo pratimai, kvėpavimo pratimai, buvau tik skaičius, kaip juos reikia daryti. O čia išmokino ir net sloga man nuo to kvėpavimo pratimų sloga praėjo be vaistų. Mes turim daug žinių apie sveiką gyvenseną, tačiau mums trūksta valios tom žiniom pritaikyti. Grupėje susitarus yra daug lengviau dirbti, daug lengviau atrasti tos valios, laikytis tam tikrų taisyklių. Sveikesnių gyvenimų užsikrėtę, sako visos 25 programoje dalyvavusios moterys. Tuo labiau, kad prieš užsiėmimus ir po jų padaryti dalyvių kraujo tyrimai daugumos pasikeitė į gerąją pusę. Sumažėjo cholesterolio kiekis kraujyje, kai kurių moterų net labai žymiai. Užbaigę programą, moterys rezultatus aptarė su gydytoja, kiekviena gavo ir po asmeninę konsultaciją. O kai kurioms moterims sveikas gyvenimo būdas pasirodo visai ne naujiena. Jau tikrai daug metų, gal 10 metų. Aš ir upėje maudausi, ir Ruonių šventėje buvau, ir lankau ne tik tai, kad čia mankštą, bet einu į treniruoklius, lankau pilateso mankštas. Vienu žodžiu, kiekvieną rytą bėgioju ir dabar 6 rytą keliuosi, bėgioju, paskui lendu į šaltą vandenį ir taip pareinu į namus. Tai žinokite, šaltas vanduo upėje būna nuostabai šiltas, siūlau visiems pabandyti ir būna labai smagu. Po to jautiesi visą dieną pilnas energijos, atrodo kalnus tiesiog nuversti. Sveiką gyvenimą išbandę moterys ne tik sako tęsiančios tokį gyvenimo būdą, bet taip gyventi pataria ir kitiems. Emocinė būsena visiškai pasikeičia, norisi gyventi, pilnas būni energijos, neapsunkęs, tuo labiau, kad mes visi sėdim prie kompiuterių, ypatingai jaunimas daugiau. Tai atlieki ryte iš pat ryto atsikėlęs judėjimą.
judi daug ir, ir rankos mankštinasi, sąnariai, dėl ko mes dabar sergam, sakykime, mano amžiuje, ar vyresni, ar jaunesni, jau netgi serga, dabar jauni žmonės serga visokiais sąnariais. Reikia keisti tuos, sakykime, kelių arba klubų sąnarius. Tai tiesiog mankšta yra viskas. O da vasarą ir ant žolės pagulėti, ir žinokit, rasoj pasivolio. Lengviau gyventi, lengviau judėti, galiu bėgti, galiu vėl krepšinį žaisti. Gal galima tai pasakyti, kad paskatinau šiek tiek pakeisti gyvenimo būdą? Taip, labai. Ir net šeimai vis papasakoju, tai žiūrau, reaguoja į mano pasakymus. Labai ir tikiuosi negrįšiu į tą seną taką. Štai tiek informacijos trečiadienio žiniuose. Dėkoju, kad žiūrite. Iki rytojaus. Pirmoji akistata su cholesterolio pertekliumi gali būti infarktas arba insultas, o per didelis gliukozės kiekis kraujyje mirties riziką didina labiau nei piktnaudžiavimas alkoholiu. Todėl pasitikrinkite cholesterolio ir gliukozės kiekį organizme. Viso tyrimų komplekto kaina kartu su kraujo paėmimu tik 26 litai. Antradieniais laukiami senjorai, kam per 60, jiems taikoma 20% nuolaida visiems kraujo tyrimams, išskyrus alergijos ir onkologinius. Orų rubriką remia Sumani TV, naujos kartos Seagates televizija.